Čia dizelinis šildytuvas iš Vevor kelios minutės atgal prieš man jį jungiant. Atėjus žiemai visi ieškome būdų, su kuo pasišildyti savo gyvenamasias patalpas. Net jeigu tai garažas ar namai ant ratų. Todėl aš šiandien nutariau išbandyti ir įvertinti vis labiau populiarėjantį dizelinį šildytuvą iš Vevor. Žinoma, teko įdėti daug pastangų, norint atsisiųsti tokį didelį siuntinį gyvenant ant rato ir neturint pastovaus adreso. Bičiuliai, gyvenant Pietų Europoje taip pat ateina žiema. Čia jos nėra tokios šaltos kaip Lietuvoje, bet ypatingai vakarais arba rytais oras atvėsta ir norisi pasišildyti. Šiandien jums parodysiu kaip gerą opciją tokiam reikalui dizelinį šildytuvą iš Vevor, bet prieš tai man reikia atvykti. Štai čia į Tarifa Box, kur būtent ir yra mano siuntinys. Hola. Hola. Gracias. Jos. Pasiimu siuntinį ir varom į autobusėlį. Dėžė viduje, galim grįžti į ten, nuo kur pradėjom. Taigi, bičiuliai, dėžė pas mus ant stalo ir aš nieko nelaukdamas ją unboxinu. Gera vieta, Tarifa Boxas, čia tau kaip ir suteikiamas adresas, kur gali gauti siuntinį taip kaip į namus. Na, o kai gauni siuntinį iš Vevorą, tai visą laiką nustebina dėžės dydis ir kasgi ten viduje. Prapjaunam dėžę ir žiūrėsim, kas čia viduje. Čia turim štai tokį vaizdą, raudonas Vevoro šildytuvas. Šito nereikės, taip pat nereikės. Naudojimosi instrukcija ir dėželė, kurią taip pat reikia prapjauti. O čia yra šildytuvo angalis, per kurį iššiltas oras, žarnelė, švaraus oro paėmimai. Duslintuvas, pažiūrėkit kaip ant automobilio ir vamzdis duslintuvas. Net ir medvaršius jie sudėjo. Viskas, ko reikia montavimui. Nu, labai šaunus rinkinys, komplekte viskas supakuota iki smulkiausių medvarščių ir visų detalių, kurių jums reikės montuojant šį daiktą. O kad dar būtų lengviau, yra instrukcija su visais brėžiniais ir viskas aiškiai labai nupiešta, parodyta. Ant stalo turim 5 kW dizelinį oro šildytuvą Vevor. Viskas viename, tad kiekvienam iš jūsų bus tikrai jį lengva sumontuoti. Ir iš karto mane labiausia čia žavi šildytuvo valdymui skirtas šis ekranėlis bei nuotolinio valdymo pultas. Taip, įjungti, išjungti ar keisti oro temperatūrą galima iš lovos, iš lauko ar iš kur tik jūs sugalvosite. Tai didžiausias pliusas ir tiems, kas tokį šildytuvą turės lengvajame automobilyje. Pultelio pagalba galima jį pašildyti dar būnant namuose ir žiemą įlipti į jau šiltą automobilį. Pasirinkau viskas viename dėl to, kad šį šildytuvą naudosiu ne tik savo vanę, bet grįžęs į Lietuvą planuoju su juo apšildyti ir savo garažą. Būtent šis variantas suinstaliuojamas labai lengvai, kur tik nori. Vos keli varžtai prie pagrindo, keletas išorinių šlangelių ir viskas. Nereikia atskirai jungti bakelio, atskirai visokių laidų, ekranėlių, visų kitų dalykų, kas būtų paprastoje standartinėje Webastoje. Kaip šis variantas viskas viename atrodo, pabandysiu aš jums dabar ir parodyti, atidengęs šią raudoną skrynę. Štai taip gražiai dangtis atsikelia, ką mes čia turime viduje. Čia yra Webasto šildytuvas, perskirimas, jau sujungtas bakelis, siurbliukas, nieko nereikia daryti, hebra, viskas jau sujungta, paruošta ir dar išėjimas tiesiai iš tai čia esantį ekranėlį. Tiesiog labai patogu. Kur įsigyti šį šildytuvą, linkas aprašyme. O dabar bandom montuoti ir žiūrėsim, kaip šis agregatas veikia. Šiame modelyje sumontuota visa įranga, tad nereikia jokių šlangučių junginėti, rūpintis iš kur gauti kuro, gręžti bako. Vienintelis darbas tai susirasti savo patogią vietą, kur šį šildytuvą pasistatysiu ir viskas. Taigi, bičiuliai, prisitvirtinau Webastą štai ant tokių 2 pakilų, kad jis stovėtų tvirtai, kad apačioje galėčiau pasiekti duslintuvo išėjimo angą ir gryno oro paėmimo. Būtent ten reiks pritvirtinti 2 šlangas. Beje, geras dalykas, kad netgi hamutai čia taip pat yra įskaičiuoti perkant šią Webastą. Atmontuojam duslintuvą ir varom į trasą.
šis duslintuvas, kad labai garsiai Webasto nebaubtų, jos ūžimas būtų kiek įmanoma tylesnis. Gerai priveržiu, kad nenušoktų ši detalė, nes šita detalė gali būti įkaitusi net iki 2 ar net 300 laipsnių. Tai oro paėmimo šlangelė dedasi šalia duslintuvo ir štai viršaus yra toks angaliukas. Būtent per čia pateks oras, kurį Webasto išpūs į saloną. Instaliuojant ten nėra ką sumaišyti, viskas labai paprasta, praktiškai 2 skylės dėžės apačioje, į vieną jungiasi duslintuvas, išmetamųjų dujų šlanga, o į kitą oro paėmimas. Viskas pažymėta ir instrukcijoje. Turim išvestą duslintuvą. Čia yra paėmimas gryno oro. Na, iš esmės jis gali būti naudojamas bet kur. Svarbu, kad nebūtų imamas oras iš ten, iš kur išmeta duslintuvas. Ateityje jį greičiausiai tiesiog priseksiu čia prie Webastos ir jis ims šalia esantį orą. Taigi beliko paskutinis darbelis primontuoti šilto oro išėjimo žarną. Ši žarna šiltam orui išeiti yra pajungta, kol kas viskas yra čia vietiškai. Štai ateina ir Virginija su bakeliu dizelio. Įpilame šiek tiek saliarkos. Pirmam kartui įpilu apie 2,5 litro, šiek tiek daugiau, kad tikrai nepritrūktume. Čia per šios tarpus dangtyje galima matyti, kiek yra kuro bakelyje. Ši Webasto veikia ne tik ant dizelio, jai reikalinga ir 12 voltų srovė. Iš jos išeina laidas, pajungiu į prikurkę, kurią jungsiu į savo vanę esančią rozetę, kuri pasikrauna nuo saulės panelio. Viskas sujungta, Webasto paruošta veikimui, belieka įjungti ir stebėsime, kaipgi viskas čia veikia. Štai čia turim šitaip šviečiantį ekranėlį, kuris dabar dėl šio raudono indikatoriaus rodo tai, kad šiuo metu šildytuvas yra išjungtas. Reikia spausti šį mygtuką ir dizelinis šildytuvas įsijungia. Mygtukais būtent reguliuojasi šildytuvo darbinis greitis. Rodoma pakopos, šiuo metu yra 3, viso yra iki 6 pakopų. Šie ženklai rodo, kad šiuo metu yra šildoma žvakė. Pradėjo veikti ir kuro siurbliukas. Nežinau, ar girdisi, bet aš esu labai nustebęs, kad jis taip tyliai dirba. Tai iš čia yra. Nedariau aš jam jokių nei papildomų slopintuvų, nieko, bet praktiškai garso labai tyliai. Na, ten viską sujungiau, užkuriu ir pirmas pastebėjimas, kad labai tyliai dirba. Net ir kuro siurbliukas atrodo kažkaip veikia tyliau. Mano originalioji Webasto bent jau pirmosiomis minutėmis, kai užsikuria, primena kylantį lėktuvą, o čia kitaip, viskas labai tyliai ir maloniai sklandžiai veikia. Man patinka toks veikimas. Kilovatų daugiau, o dirba tyliau. Kol kas viskas yra manual mode, tai reiškia tas, kad tiesiog su ranka reguliuojame, kiek stiprumo norime, kad pūstų per šią žarną mums šilto oro. Štai po truputėlį kažkas jau eina, kažkoks tai oriukas ir iš duslintuvo. Kelias minutės palauksime, kad Webasto įkaistų ir pradėtų pūsti šiltą orą, o tada jau lysim gilyn į jos galimybės ir parodysiu, ką galima su ją dar daugiau padaryti, negu tik įjungti ar išjungti. Gal 2 minutės ir jau šiltas oras pradėjo eiti. Wow, kokia gera šilumytė. Labai malonu rankas pasišildyti, nes pavėsi būna šaltoka. Tai wow, gerai taip sušilo rankas. Ar jau lauki, Virginija, kada šį daiktą instaliuosim į mūsų veną? Laukiu, bus labai patogu, kai gulėsi lovai, galėsi su pulteliu išjungti ir toliau įtmiegoti. Naujas šildytuvas turi daug gerų funkcijų – laikmatį, temperatūros palaikymą bei nuotolinį valdymo pultelį. Nereikia ryte atsikėlus lipti iš lovos, kad įjungtum šildytuvą, nes rytais kartais tikrai būna vėsu ir nesinori išlipti į atšalusią vano erdvę. Gal šis ekranas filmų mums ir nerodo, bet jame galima matyti visą jums reikalingą informaciją susijusią su šiuo šildytuvu. Sumažinu šiek tiek jo temperatūrą iki 1 režimo. Šiuo metu jums parodysiu kitas jo funkcijas. Taigi paspaudus OK, čia mes matome temperatūrą. Čia yra vidinė šildytuvo temperatūra. Dar kartą paspaudus OK matome voltažą, koks yra akumuliatoriaus stovis šiuo metu. Pasiekus žemesnį negu
negu 10 voltų voltažą. Šis aparatas išsijungia, apsaugodamas akumuliatorių nuo visiško iškrovimo, tam, kad jūs visą laiką užvestumėte savo automobilį. Tai grįžome vėl į lygių reguliavimą. Tai štai, jeigu norime daugiau šilumos, rodiklėlę aukštyn, pasireguliuojame, paduodame daugiau šilumos, jeigu norime mažiau, galima šitaip susimažinti. Šis skaičius rodo šiuo metu esančią kambario temperatūrą. Taip pat šis šildytuvas gali dirbti ir automatiniu režimu. Reikia paspausti šį mygtuką. Nustatome temperatūrą, pavyzdžiui, 23 laipsnius. Kad pasiektų šią temperatūrą, jis padidina apkrovas, jeigu reikia. Jeigu ši temperatūra būna pasiekiama ar netgi didesnė, jis tiesiog sumažina apkrovas. Tokiu būdu namuose turėtume visą laiką komfortišką štai 23 laipsnių temperatūrą. Šildytuvą pasistačiau taip, kad šiltas oras eitų ne į lauką, o tiesiai į mano vano vidų. Taip bus ir viduj šilčiau, kartu tai bus ir man patogiau viską čia apžiūrinėti. Taip pat šis aparatėlis turi dar ir aukštų vietovių režimą. Taigi paspaudus šios du mygtukus atsiranda štai toks kalnų simbolis. Jis yra pritaikytas, kad dizelinis šildytuvas dirbtų gerai ir aukštose vietovėse, kur yra išretėjęs oro penkis. Kad išjungti šį režimą, lygiai taip pat užtenka paspausti ir palaikyti šios du mygtukus. Šildytuvo valdymas gan paprastas, greitai perprantama, keli mygtuko paspaudimai. Ekranėlis rodo daugybę funkcijų, veikimo statusą, kai įsijungia pašildymo žvakė, kada įsijungia siurbliukas, viską tam mažam ekranėlyje matai. Aišku, ir funkcijų gausa didžiulė, gali rankiniu būdu valdyti, gali įsijungti auto režimą, kad palaikytų norimą temperatūrą. Dabar atėjo metas sujungti pultelį su šiuo Webasto įrenginiu. Spaudžiu jungimo ir apatinės rodiklės mygtukus kartu ir štai atsirado 0C1. Čia rašo, kuris pultelio numeris yra prijungiamas. Ir čia gali būti antras pultelis, gali būti trečias, ketvirtas, penktas. Netgi 5 pulteliai gali būti prijungti prie šio įrenginio. Na, aš kadangi turiu tik vieną pultelį, todėl pasidarę šią funkciją spaudžiu bet kurį mygtuką ant pultelio. Viskas, pultelis yra jau susikonektinęs. Dabar pabandau iš karto ir iš pultelio pagalbo įjungti šį įrenginį. Įrenginys ruošiasi darbui, kaitinama žvakė, įsijungia siurbliukas ir viskas veikia taip pat kaip ir įjungus įprastu būdu. Su šiuo pulteliu taip pat galima įrenginį ir išjungti arba reguliuoti štai jo režimus. 4, 5, 6. Įjungus Webasto, jį jau po truputį pučia šiltą orą čia man į vidų. Na ir bičiuliai, dar kartą įjungęs šį šildytuvą, negaliu atsistebėti, kaip jis tyliai dirba. Pas mane stovinti gamyklinė 3 kW Webasto leidžia daug daugiau triukšmo negu šis 5 kW Vevoro šildytuvas. Fantastika. Visas šildytuvo pajungimas ir montavimas yra labai lengvi, o stebint Audrių, atrodo, kad viską galėčiau padaryti ir pati. Turėdama šilumą čia viduje parodysiu ir paskutinę timerio funkciją bei kaip ji veikia. Paspaudęs OK ir apatinę rodiklę, įjungiu timerio funkciją, nusistatau kiek laiko noriu, kad Webasto veiktų. Na ir dabar čia yra padaryta 1 valanda, kas 6 minutės skaičiuojasi, 30 minučių. Tai tiek laiko Webasto veiks, kad ji užsifiksuotų šį funkciją, reikia paspausti OK. Dabar dar mums reikia nusistatyti išsijungimo laiką. Spaudžiu nustatymo mygtuką ir man reikia nustatyti, kiek laiko Webasto bus išsijungus. Štai čia nusistatykim, pavyzdžiui, 1 valandą ir lygiai taip pat 30 minučių. Spaudžiu OK, taip yra viskas išsaugojama. Kad įjungti šį timerio režimą, reikia paspausti settingsų ir rodiklėlę į viršų mygtukus kartu. Timeris dabar jau yra įjungtas. Taigi, bičiuliai, šildytuvas išbandytas ir visos jo funkcijos veikia tikrai puikiai. Tad artimiausių metų laukia mano instaliavimo darbai jos tai čia maždaug. Valdymas yra nuo pultelio. Jis iš tikrųjų nėra būtina man jį matyti ar turėtis priekį veną. Manau, kad šis produktas yra tiesiog nerealus atsižvelgiant į tai, ką gaunate vos už 113 eurų. Man asmeniškai šiek tiek anksčiau teko tvarkyti originalią Webasto servizę, tai tokių pinigų nebūtų užtekę net jos remontui. Manau, daugiau čia nėra ką
ir be pridurti. Galima teigti, kad šis Vevoras yra puikus kompanionas bet kokiam transportui, garažui, parduotuviai ar net būtui šildyti. Tad manau, kam aktualu, tikrai norėsite įsigyti šį dalyką užėję į Vevor internetinę parduotuvę. O dabar užėję per mūsų linką arba įvedę specialų nuolaidos kodą, kurį rasite video aprašyme, gausite papildomai 5% nuolaidą visiems jų produktams. Tad manau, bičiuliai, tikrai išsirinksit sau tinkamiausią šildytuvą. Ten yra ir galingesnių, ir 8 kW, ir su daugiau išėjimų šitose vietose, na, kiekvienam pagal poreikius. Taigi linkas video aprašyme. O jei tau patiko ši šildytuvo apžvalga, nebejoju, kad patiks ir Vevor šildytuvo apžvalga. Nuoroda štai čia, užeik pasižiūrėti. Na, o mes, bičiuliai, šiandieną uždarome savo vanę testavimo laboratoriją ir atsisveikiname aš, Audrius, Virginija ir mūsų naujasis Vevoro šildytuvas su jumis iki sekančių serijų. Čiau!